Sveiki šeštokai, šiandieną mes aiškinsimės, kaip nuspalvinti ir kaip pakeisti nuspalvinimą į ornamentą, kad būtų ir spalva, ir ornamentas. Tai dabar aš pabandysiu tokį kvadratuką padaryti. Tas kvadratukas bus su tokiu įdomesniu, mes čia truputėlį į priekį, kai sakant, paeisime, tai kartok. Va, ir būdas užrašyti kvadratą yra da toksai. PR 100, DŠ 90, užsidarome ir štai mes tada galim spausti Enter. Štai turim kvadratą. Dabar įkeliam į kvadratą mūsų vėžliuką, padedam jį ir mes galim nusistatyti vienu būdu spalvą, tik tai nusistatyti, o paskui šino, reiškia, užsistatyti kažkokį foną arba kažkokį ornamentą. Bet galime ir iš karto viską tą padaryti. Tai spaudžiame su dešiniu pelės klavišu, keisti, randame, tokia vat, iššoka, vat, reiškia, lentelė. Joje randame piešimas ir mes čia galime nusistatyti spalvą. Spalvą, pavyzdžiui, sakykime, bet kokią. Čia ta pati komanda, kur būtų PPSP, ne? Įsidedama žalę, sakykime, žalę ir pasiemu raštą. Raštą galiu pasiimti. Nu, kažkokį va tokį raštą pasiemu. Va, gerai. Matome, kad raštas yra spalva parinkta. Storį galima nuo pieštuko pasiimti iš čia irgi, va matote. Galima įvairių dalykų, trinti net galima, va matot, ne? Ir reiškia, spaudžiame gerai, bet jis nieko nedaro, pasirodo. Tada rašome spalvink. Spalvink ir spaudžiame Enter. Štai mes viską ir turime. Taip jums reikės ir trikampius, ir tas kitas figūras užpildyti. Tai ačiū, kad žiūrėjote, iki kitų kartų.